Grįžtu labai greit su nauju video, kadangi čia viskas vyksta labai greitai. Šeštadienį mes pasiėmėm raktus, šiandien yra penktadienis ir aš įkelsiu jums video, kad jūs pamatytumėt, kaip šiandieną atrodo butas. Noriu pasakyti, kad čia griaunasi 120 kvadratų, nes yra dar 2 kiti butai. Gal kažkam netrodo, kad čia labai daug darbo padaryta, bet yra daromas ne tik mano šitas 37 kvadratų butas, bet ir dar 2 šalia esantis. Aš, aišku, tokia damutė į statybas atvažiavau su Prados batais. Nieko tokio, kitą kartą pasimokysim, važiuosiu su treningais. Šito video noriu papasakoti, kas įvyko per 5 dienas. Išsigriovė visas butas ir su dizainerio pasitvirtinom apšvietimą, rotetas, jungėjus, perjungėjus, žodžiu. Visus šitus techninius dalykus. Mano noras buvo, kad virš sofos kabėtų šviestuvas, kažkoks akcentinis. Dar nesu nusižiūrėjusi, bet turiu maždaug viziją, ko norėčiau. Man be galo gražu yra tie Pringles čipsai, kurių aš išreikalavau, kad būtų pas mano buvusi draugą. Bet čia nėra tokia erdvė. Vienas tas Pringlesas neatrodo gražiai, tai reikės ieškoti kažko kito. Virš salos bus 2 šviestuvai, o toliau viskas kitas bus tubiniai, įmontuojami. Įkelsiu irgi tą planelį, kad kas gaudotės, gal jums bus įdomu pasižiūrėti. Tai bus nemažai apšvietimo aš mėgstu. Tada nutarėm, kas bus prie sienos tik įėjus į namus. Planuojam dėti didžiulį veidrodį ir iš šono LED apšvietimą. Su dizaineriu jau rašinėjomės, šiandieną jį buvo atvažiavusi viską išsimatuoti dar kartą, nes dabar jau nebėra sienų, tai kad būtų matmenys kuo tikslesni. Aš dar labai norėjau, kad tilptų kažkokia lentyna prie baldo, kur dedasi televizorius. Pasidėjau, žinot, žvakytei, statulėliai, kažkam. Bet esu realistė ir suprantu, kad butas yra mažas ir tikrai nesitikėjau, kad tilps. Bet yra vietos, tilps, tai mes jau susirašėm maždaug kažką, kaip įsivaizduojam. Tai bus dar ir aukšta lentyna. Instagram'e palikau langelį, kad galėtumėt klausti klausimų ir noriu atsakyti į pagrindinius. Šiaip į daug klausimų atsakiau jau pirmame video. Ten turbūt klausė žmonės, kurie pamatė tik Reelsą, bet nežiūrėjo video. Nesikartosiu. Vienas iš pagrindinių klausimų buvo, ar aš nusipirkau bendrabutį. Nes jis visus labai sumaišė tas bendras koridorius. Ne, čia nėra bendrabutis, čia yra 5-aukštis mūrinis namas. Bendras koridorius yra čia dėl to, kad šitie 3 butai kažkada priklausė vienai šeimai. Dėl to yra tas bendras koridorius, nes buvo tiesiog 3 įėjimai. Dabar šitie butai dalinasi į 3. Koridorius lieka bendras 3 butų, o ne vienos šeimos. Tada dar vienas labai rūpintis klausimas. Ar aš neįrinksiu butą už reklamą ir nemes manęs ir neliks draugas iš šito butu? Tai ne, mes pasirašėm sutartį, aš padaviau avansą, sutartis nėra ten pasirašyta ranka, tiesiog raštinis yra normalios rimtos sutartis. Ne, neliksiu aš be šito buto, turim ir terminus, ir kainą, ir viskas, žodžiu, yra surašyta. Aišku, visiems jums yra labai įdomu, kiek kainavo butas. Šito aš nenoriu atskleisti, nes jums ta suma nieko nepakeis, nes man pasisekė, kad mano draugas to užsiema ir kad šitą butą aš perku gerą kainą. Tokių kainų, jeigu įsijungsit skelbimus, nelabai ir rasite. Jums nieko nepakeis tas skaičius, kurį aš pasakysiu. Monto kainos ten, kažkokių prekių, montuojamų baldų, šitą aš tikrai galėsiu pasidalinti. Dėl to, kad jums aktualu, jeigu irgi užsisakinėsite, rinksitės palyginimui. Bet buto mano kaina, jums nieko nepakeis, nes sakau, tiesiog buvo labai geras pasiūlymas. Dar buvo klausimas, kodėl aš pirkau butą jo dar nemačiusi ir tik iš planų, nes mangi reikia pajausti aurą į butą, tai žinokit, kai tokia kaina, ta aura man 100 metų, nes nelabai planuoja aš čia gyventi. Ta pačią dieną, žinokit, sugalvojau ir viskas perku. Iš draugo žinau, kad prastesnis aukštas yra 5 ir 1 turbūt, jeigu aš gerai pamenu. Butas yra 3 aukšte, tai čia skaitosi geras variantas, nors aš, jeigu nebūčiau su tuo susidūrusi, aš norėčiau gyventi kuo aukščiau, 5 aukšte. Šiaip aš brėžiniuose aš gaudausi kvadratų kiekyje. Aš žinojau, kaip šitas butas atrodo. Šitas butas yra standartinis 1 kambario senos statybos. Tokiam aš esu gyvenusi 1 kurse. Įėjus išplanavimas čia buvo tikrai panašus. Man buvo svarbu, kad būtų pakankamai langų tam, kad būtų galima padaryti 2 kambarius su langais. Reikėtų, žinot, daryti to varianto, kur lova stovi tiesiog kambario gale. Yra atvira, nes man, nežinau,
Galėčiau, aišku, taip gyventi, jeigu reikėtų, bet jeigu galiu rinktis, tai labiau norėjau, kad būtų uždari kambariai. Čia buvo toks vienas iš norų. Aišku, aš visada norėjau kuo arčiau centro. Šnipiškės šiaip yra mano mylimiausias Vilniaus rajonas. Aš čia esu daugiausia laiko pragyvenusi. Gavau irgi klausimų, ar nėra čia pavojingas rajonas. Tai nemanau. Aš esu metus laiko gyvenusi prie Kalvarijų turgaus ir aš kiekvieną dieną tą turgaus gatvę vaikščiodavau pirmyn atgal. Vaikščiodavau naktį grįžusi iš klubo su naktiniu paskutiniu autobusu. Nesijaučiau aš ten pavojingai. Man atrodo, labai keičiasi ir Šnipiškės, ir viskas čia aplink. Tikrai dėl to nepergyvenu. Plius čia netoliese yra Ozas, yra SMK, nėra kažkoks gamyklų rajonas. Nežinau, dėl šito visiškai nepergyvenu. Dar buvo klausimas, kaip aš čia perku tą butą jau po remonto, o ne prieš. Šitoje vietoje man tiesiog pasisekė, kad mano draugas tuo užsiima ir galiu šitaip įsirenginėti. Bet šiaip aš esu labai didžiulė Aruodo fanė, aš ten per dieną einu 100 kartų, jį scrollinu turbūt daugiau negu kokį TikToką ar Instagramą. Tai aš matau daug variantų, kur gali jums įrengti namą, gali padaryti dalinę apdailą, gali pilnai apstatyti baldais. Ten jūs greičiausiai neturėsit žodžio, negalėsit labai rinktis, bet yra tokių variantų, kiek kilometrų iki centro, tai dėl šito klausimo net atsidariau Vilniaus žemėlapį su rajonais. Jeigu iki centro ribos, kas yra žaliasis tiltas, yra 2 kilometrai. Man atrodo labai neblogai. Jeigu mėgstate vaikščioti, tikrai galima ir pešiom nueiti, ir pareiti. Tai tikrai lokacija patogi. Kur planuoju statyti skalbyklę ir džiovyklę, tai čia paliksiu jau atnaujintą planelį. Ta, kurį rodžiau pirmame video, kriauklė keičiasi su spintelė vietom. Ten bus skalbyklė. Aš šiaip dabar metus laiko gyvenau su skalbyklė ir džiovyklė viename, nors žinau, kad labai daug žmonių šito dalyko nemėgsta, bet man viskas buvo puiku, tai aš net galvoju apie tokį variantą, nes atskirai, kad statyti džiovyklę ant viršaus, nėra tiesiog vietos, čia yra 37 kvadratai. Aišku, būtų galima uždėti ant viršaus ir viską sustatyti vonios kambaryje, bet tą vietą, man atrodo, geriau palikti skalbinių krepšiui, priemonėm, kibiram, patalyniam, rankšluosčiam ir panašiem dalykam, negu užgriozdinti dar ir džiovyklę. Ir dar atsakant į klausimą, kodėl butą pirksiu vėliau, o ne dabar, nes tiesiog tai paprašiau, nes man reikės imti įrengimo paskolos, pirksiu jau įrengtą, sutvarkytą butą, taip mokėsiu tiesiog mažesnę paskolos įmoką. Atsiprašau, kad taip keičiasi kadrai, bet aš čia telefoną tiesiog išbalansuoju ant lango rankenos. Kiekvieną kartą pasideda vis skirtingai. Ir buvo klausimas dėl bendro koridoriaus, ar nebaisu jį turėti, tai tikrai ne. Nes tas koridorius priklausys 3 butam, tai mano draugės ir dar kažkas, kas nupirks 3-ąjį butą. Planuose yra tam bendram koridoriuke pastatyti veidrodį, daryti spintą, pakabinti kažkokių paveikslų. Spintą manau, kad darysim su rakčiukais. Tai vertingų kažkokių dalykų ten nelaikysit, bet pasidėti siurblį, šluotą, kibirą tikrai bus galima. Papildomai vietos šitiem mažiem butukam. Tu čia klausai? Dar planuose yra daryti elektroninę spyną, įeiti į tą mūsų koridoriuką. Tik man atrodo labai patogu, ar kurjeris kokią siuntą gali įeiti palikti, nes ją galima atidaryti su kodu ir su pirštu. Tai galima nuo piršto su kodu arba su raktu, nes aš iš pradžių sakiau, ne, dings elektra, neįeis į namus. Na, pasirodo, gali atrakinti nuotoliniu būdu. Reikia kurjeriui sakyti koduką, kad naktį neteitų išnešti šluotų iš spintos. Jeigu kažkas esat susidūręs su tokiom spinom, tai galite pasidalinti atsiliepimais, gal su kažkokiom įmonėm, o gal kaip tik labai nepasiteisinę sprendimą. Irgi įdomu, nes skamba tai labai gerai, bet kur man tokia elektronika, aš galvoju, kad atsitings elektra ir nebeatsirakins, bet pasirodo yra ir raktai. Lauksiu jūsų atsiliepimo. Dar nepapasakojau. Šitą video labai noriu užbaigti jūsų prašymų dalintis rekomendacijom, dalintis parduotuvėm, dalintis iš parduotuvėm, dalintis jums pasiteisinusiais sprendimais. Praeitame video minėjau, bet labai nedaug, tai labai noriu šitą akcentuoti. Praeitam bute be galo daug padėjot, labai tikrai daug sprendimų buvo padaryta iš YouTube komentarų. Labai tikiuosi ir čia panašaus įsitraukimo. Ir minėjau, čia viskas bus nauja, naujos pertvaros, nauji radiatoriai, grindys. Matot patį situaciją, tai jau turėtumėte suprasti, nes buvo tokių, kur galvoja, kad šitaip eisiu ir gyvensiu. Sutiksim kitame video, kuris gal bus jau po kokios savaitės, nes taip kaip greitai čia vyksta veiksmas, gal jau reikės važiuoti kažką rinktis. Nežinau, pažiūrėsim, nieko nenoriu prisikalbėti, bet kaip ir minėjau, šitie video bus daug dažnesni.